Sveiki, šiame video norėčiau išspręsti sunkią modulinę nelygybę, dvigubą modulinę nelygybę ir parodyti, kaip jos yra sprendžiamos. Na, čia kelti kvadratu negalima. Galima, bet mes turime kvadratinius narius, mes turime x kvadratu, tai keldami kvadratu gausime dar didesnį reiškinį ir spręsti tikrai nebus malonu. O dėl kėlimo kvadratu, jeigu nežinojate, tai jeigu turime kažkokią, sakykime, jeigu turime tokią nelygybę, tai tada būtų galima kelti kvadratu ir modulio kvadratas yra tas pats, kas vidaus kvadratas. Ir tai būtų galima spręsti, bet čia, kai yra paprastieji nariai, tada tai puikiai išeina, bet šiuo atveju turime kvadratinius narius, tai toks būdas neišeis. Tai koks kitas būdas yra? Kitas būdas yra su intervalais. Vadinasi, pradžiai mums reikės pasiskaičiuoti, kada šitų modulių vidus yra didesnis lygus nuliui, kada mažesnis nuliui abiems. Tada susižymėti bendrus intervalus ir tada susiskaičiuoti. Na, jeigu nesuprantate, tai nieko tokio, nes eigoje viskas pasimatys. Tai pradžiai 2x kvadratu minus 5x minus 7 yra daugiau lygų nuliui. Prisilyginę nuliui gausime diskriminantą 25 plus 56, 81, šaknis iš diskriminanto gaustųsi 9 ir sprendiniai, vienas sprendinys 5 minus 9 iš 4 gausis minus 1, kitas sprendinys gausis 5 plus 9 iš 4, kas gausis 7 antrosios ir kol kas palieku kaip 7 antrosios. Išsiskaidydami dauginamais gausim 2, x plus 1, x minus 7 antrosios yra daugiau lygų nuliui. Turim minus 1, turim 7 antrasias, čia bus teigiamos, čia bus teigiamos, čia bus neigiamos. Vadinasi, daugiau lygų nuliui, kai x yra mažiau lygų minus 1, x yra daugiau lygų 7 antrosiom, o mažiau už nulį, kai x yra tarp 7 antrųjų ir minus 1. Tai pirmam moduliui turim, dabar antram moduliui 5x kvadratu plus 2x minus 3 ir vėlgi daugiau lygų nuliui. Pradžiai skaičiuojam. Diskriminantas čia gausis 64. Tai šaknis iš diskriminantų lygu 8. Pirmas sprendinys minus 2 plus 8 iš 10 gausis 3/5. Kitas sprendinys minus 2 minus 8 iš 10 gausime minus 1. Išsiskaidę turėsim 5, x plus 1, x minus 3/5. Skaičių tiesiai pasižymėjo 3/5 ir minus 1. Čia bus plus minus plus. Vadinasi, x daugiau lygus nuliui, kai mažiau lygų minus 1 ir daugiau lygų 3/5, o mažiau už nulį, kai x yra tarp 3/5 ir minus 1. Tai turime vieno ir kito intervalus, kada teigiami, kada neigiami. Ir ką daryti nuo čia? Dabar reikia ieškoti bendrų intervalų. Reikia įsistatyti visus taškus, kuriuos turime. Matom, kad turim bendrą intervalą x mažiau lygų minus 1. Tai pasižymim minus 1. Toliau turim 7 antrasias ir turim 3/5. Ir turim 3/5. Tai dabar tam, kad tiesiog grįžt, aš šitą modulį rašysiu kaip pirmas, o šitą kaip antras. Kad tiesiog nereikėtų tiek rašyti. Tai čia bus pirmas modulis, čia bus antras modulis, tiksliau modulių vidus. Tai iki minus vieneto
tiek pirmas, tiek antras, jie turės teigiamas reikšmes. Toliau, nuo minus 1 iki 3/5, minus 1 iki 3/5, pirmas bus neigiamas ir antras bus neigiamas. Nuo 3/5 iki 7/2, pirmas bus neigiamas, antras bus teigiamas ir nuo 7/2 abu teigiami. Tai turim 4 variacijas ir kiekvieną iš jų reikia pasiskaičiuoti ir pasirašyti bendrą intervalą atsižvelgiant į šitus intervalus. Tai pirmas atvejis yra x mažiau lygu minus 1. Ir abu yra teigiami, vadinasi, nuėmus modulius mes turėsim paprastus reiškinius. Tai 2x turim 2x kvadratu minus 5x minus 7 yra daugiau lygu 5x kvadratu plus 2x minus 3. Viską į vieną pusę, jeigu sumestumėm, turėtumėm minus 3x kvadratu minus 7x minus 4 daugiau lygu 0, pasidalinti iš minus 1, 3x kvadratu plus 7x plus 4 yra mažiau lygu 0. Apsikeičia ženklas, nes dalinam iš minuso. Iš čia diskriminantas gautųsi 49 minus 48, tai tiesiog vienetas, šaknis diskriminantų irgi bus 1, vienas sprendinys minus 7 minus 1 iš 6, minus 8 šeštosios arba minus 4 trečiosios, x2 gausis minus 7 plus 1 iš 6, tai gausis minus 1, 3, x plus 4 trečiosios, x plus 1 yra mažiau lygu 0. Ir turim minus 1 ir minus 4 trečiasias. Jeigu statysimės 0, tai bus teigiamos, vadinasi, čia reikšmės bus neigiamos ir čia teigiamos ir mums reikia mažiau lygu 0, tai x būtų tarp minus 1 ir minus 4 trečiųjų. Tai būtų toks intervalas, bet reikia nepamiršti, kada reikia subendrinti su intervalu x yra mažiau lygu minus 1. Tai jeigu bendrintumėm, tai turėtumėm vėlgi tą minus vienetą, minus 4 trečiasias, vienas intervalas nuo minus begalybės iki minus 1, o šitas intervalas nuo minus 4 trečiųjų iki minus 1, vadinasi bendras intervalas bus štai šitas. Šitas intervalas jisai ir bus bendras pirmu atveju, tai čia bus pirmas atvejis. Antras atvejis, abu yra neigiami. Abu yra neigiami ir šitas yra intervale ir šį kartą bus paprastas nelygybės ženklas. Dėl to, nes čia buvo griežtas, vadinasi, įskaito ir 0. O čia mes žiūrim tik į mažiau, tai 0 neįskaitom, vadinasi, griežtas ženklas. Ir kadangi abu neigiami, vadinasi, mums reikia statyti neigiamas reikšmes. Minus 2x kvadratu minus 5x minus 7 yra daugiau lygu minus 5x kvadratu plus 2x minus 3. Jeigu atsiskliausim, turėsim minus 2x kvadratu plus 5x plus 7 daugiau lygu minus 5x kvadratu minus 2x plus 3. Permetę į vieną pusę gausim 3x kvadratu plus 7x ir plus 4 daugiau lygu 0. Ir šitas skaitinys yra lygiai toks pats, matom, kaip mūsų šitas. Tik šį kartą mums reikia daugiau lygu 0. O daugiau lygu 0 pagal šitą intervalą bus nuo minus begalybės,
Bet geriau rašyti intervalus šiuo atveju, kadangi reikės juos vis tiek vienodintis. Tai x yra mažiau lygus 4/3 minus 4/3. Ir x yra daugiau lygų minus 1, jei neklystu. Taip, turėsim šitus du intervalus, bet mums reikia bendro visų šitų intervalų. Tai jeigu turim minus 1, turim minus 4/3 ir 3/5, reikia mažiau minus 4/3, tai čia reikia x daugiau lygus už vienetą iš čia. Iš čia turim, kad x yra tarp vieneto ir 3/5, nes mūsų bendras intervalas bus nuo minus 1 iki 3/5, tai tiesiog šitas. Tai čia yra antras atvejis. Trečias atvejis, tai kaip pirmas modulis neigiamas, o antras yra teigiamas. Ir kaip šitą intervalą užsirašyti? Na, viršus yra neigiamas. Čia, vadinasi, prie 3/5 irgi bus neigiamas čia visur. Ir iki 7/2, vadinasi, turim 7/2, mes turėsim su paprastu ženklu, o apačia teigiama, bet įskaitant šitą ir šitą taškus. Tai kitoj pusėje, kur 3/5, mes turėsim griežtą ženklą ir čia x. Ir mums reikia, kad pirma būtų neigiama, antra būtų teigiama. Tai turim minus 2x² minus 5x minus 7. Kitoj pusėje turime teigiamą 5x² plus 2x minus 3. Atsiskleidžiam. Minus 2x² plus 5x plus 7. Daugiau lygų 5x² plus 2x minus 3. Turėsim minus 7x² plus 3x ir plus 10. Daugiau lygų 0. Diskriminantas bus 9 plus 280, tai 289, o šaknis iš 289 yra 17. Šaknis iš d yra 17. Pirmas x bus minus 3 minus 17 padalinta iš minus 14. Tai gausime 10/7. Kitas x bus minus 3 plus 17 padalinta iš minus 14. Gausis minus 1. Ir dabar bendram intervale mums reikia susižymėti 7/2, 3/5, minus 1 ir 10/7. Taip pat dar užsirašę dauginamaisiais, mūsų tą skaitinį turėsim minus 7, x plus 1, x minus 10/7. Išsiskaida, jeigu imsime skaičių didesnį už 10/7, čia bus plus, čia bus plus, čia bus minus. Vadinasi, nuo 10/7 šitas skaitinys yra neigiamas. Vadinasi, nuo minus 1 10/7 čia bus teigiamas. Ir čia bus neigiamas. O mums reikia daugiau lygų, tai daugiau lygų bus intervale nuo minus 1 iki 10/7. Ir dabar toliau. X yra tarp 3/5 ir 7/2. Ir 10/7 turėjau parašyti čia kažkur, nes 10/7 yra 1, kažkiek, o 7/2 yra 3. Vadinasi, bendras intervalas šitų dviejų yra štai šitas. Nuo x yra tarp 10/7 ir 3/5. Ir mums liko paskutinis atvejis. Paskutinis atvejis, kai jie abu teigiami. Ir mums reikia, kad daugiau lygų 7/2 tokio apribojimo. Mes, kai abu yra daugiau lygų, kai abu yra teigiami, jau skaičiavom štai čia. Mes gavom, kad intervalas
šitų sprendinių, kai jie buvo yra teigiami, yra nuo -4/3 iki -1. Mums reikia sąjungos su 7/2 ir daugiau. Čia yra mūsų tas intervalas, vadinasi, jie niekur nesikerta. Tai paskutiniu atveju sprendinių nėra. Tai dabar viskas suskaičiavom, ką mums reikia padaryti. Mums reikia tuos visus intervalus sujungti, vadinasi, mes turim iš pirmo tokį intervalą, iš antro mes turim tokį intervalą, iš trečio turim tokį intervalą ir iš ketvirto turim tuščią aibę. Dabar mums reikia jų visų sąjungos. Ir kokia būtų sąjunga? Tai nuo -4/3 iki -1 ir tada nuo -1, bet -1 įskaičiuotas iki 3/5, tada vėl nuo 3/5, 3/5 įskaičiuotas iki 10/7. Vadinasi, mūsų atsakymas x priklauso ir dabar jau galima parašyti pilnai skaičiais nuo -1 sveiko 1/3 iki 1 sveiko ir 3/7 ir šis uždavinys yra išspręstas. Tiek daug vietos užėmė, tiek daug skaičiuot, bet visgi yra išsprendžiama. Ir tokiu būdu galima spręsti ir tas paprastesnės, kur nėra kvadratų, kur yra kvadratai, tai labai daug užsiėmimo gaunasi. Tokių uždavinių tikriausiai nematysite VBA arba kontroliniuose, galbūt papildomose užduotise, kur sunkiau, bet vis tiek reikėtų žinoti, kaip tokią spręsti vdruk. Tai tiek.